Sveiki, sveikučiai. Šiandien, kad ir tokia vėjuota diena, žiūrėsim, gal visai ir įsirašys tas garsas bus matyti. Čia atėjom į tokią labai gražią vietą, čia parką šitam Panevėžio parke ir čia yra daug tokių akmenų. Labai gražiai padaryta vietelė tokia. Akmenų daug, ten moteris pylasi iš šaltinėlio vandenuką. Ir žodžiu, aš čia ateinu irgi pasivaikščioti ir aš nesenai visai čia atradau ir tuos akmenis. Iš tikrųjų, akmenys turi labai gerą tokią savybę. Iš tikrųjų, šitie lauko akmenys tai sugerti neigiamą energiją iš žmogaus. Ir todėl aš čia dabar dažniau pradėjau ateiti, nes tikrai jaučiu tą poveikį akmenų. Čia tai dar kokie jie dideli. Tai aš čia bandysiu kažkaip prisėsti dabar tada ir jums truputį kai ką dar papasakoti. O, labai geras akmuo. Čia, čia truputį atsiprašau, kol aš čia įsitaisysiu. Tai ir šiandien apie tos pačius santykius dar truputėlį pakalbės. Tai toliau tada apie tuos santykius. Kaip buvo mūsuose, žinot, įprasta, kaip sakyt, galvoti, tokia programa, sakykim, net galim sakyt, buvo įrašyta, kad kaip varge ir džiaugsme, kaip ten sakydavo šitos santuokos, kad jau iki mirties jos turėtų būti ir niekada nesibaigti, kad ir kaip ten klostosi, sakykim, žmonėm. Bet iš tiesų šiandien noriu pakalbėti apie visas šitas santykius naujose vibracijose Žemės ir apie, nežinau kaip pasakyti, naujų laikų santykius, gal taip galima būtų pavadinti juos. Labai čia tas vėjas didelis, bet nežinau, gal vis tiek aš pabandysiu dar įrašyti, nes man čia labai kažkaip savotiškai įdomiai atrodo. Tai tie santykiai, kurie buvo įprasti ir kaip sakydavo seniau, iki pat mirties ir žodžiu, nieko nekeisti, nieko nedaryti. Nors čia tuo pačiu, aišku, vyksta dalykai, kad ir žmonės keičia tuos, kaip sakyt, partnerius gyvenimo ir kaip kojines kaitalioje, bet čia jau atskira tema. Šiandien kalbėsiu apie tuos, kuriems galbūt norisi kažkaip kitaip gyventi, kažkokių kitų santykių ir kurie jaučiasi tarsi įkalinti tose santykiuose, kuriuose yra, nes galbūt jie kažkada buvo labai galbūt ir geri, ir tiko, ir patiko, o kitiems gal net ir nepatiko, tiesiog buvo gyvenama iš baimės ar iš kažkokių kitų dalykų, nes jei savęs taip atvirai paklaustumėt iš tiesų, kodėl aš esu vienose ir kitose santykiuose ir neišeinu iš jų, tai galbūt tai yra patogus gyvenimas materialinė prasme, galbūt tai yra statusas, žmonių nuomonės ir baimė likti vieniems. Tai dar vienas labai aspektas yra, kad kai kurios sielos, taip, kaip aš sakau, yra pasaulio viso gelbėtojas ir jos tarsi nori išgelbėti visą pasaulį, o ypač tą žmogus, kuris yra šalia galbūt daugybę metų jau. Ir tik tai dalykas yra tas, kad kito žmogaus išgelbėti negali niekas, tik jisai pats. Ir dar ką norėjau čia pasakyti apie tas vibracijas, kad iš tiesų senų tų laikų santykiai ir tos santuokos iš tiesų jos buvo dažnai, ir ne tik iš tiesų santuokos, yra ir darbiniai santykiai, ir draugų santykiai dažnai yra tokie, kad vieni naudojasi kitų energijomis.
Ir jeigu jums galbūt net ir teko pastebėti, kad ir aplinkui žmonės, ir jūs patys galbūt savo santykiuose turėjo tokių situacijų, kai arba jūs visur vedat, jūs kažkaip kūrėt, stengiatės kažką įdomaus įnešti jūsų gyvenimo, o jūsų galbūt partneris tik tai laukia, kol jūs kažką pasiūlysit, arba išvis net nelaukia nieko, tiesiog kaip jūs esat gyvenimo variklis, ar kita pusė yra gyvenimo variklis, bet esmė yra ta, kad vis tiek tas žmogus, kuris yra variklis, tai reiškia, jo energija yra naudojamasi tuose santykiuose ir iš tiesų vis tiek ir toks žmogus neturės daug energijos ir sveikatos ir kažkada ji vis tiek baigėsi, ypač kai tas nusiurbimas toksai energijos vyksta. Tai va, tai čia yra senų laikų ir senų vibracijų žemės santykiai, kai žmonės vieni leidosi būti išnaudojami, o kiti išnaudoja žmonės. Tai iš tiesų dabar žemės vibracijos ir pokyčiai planetoje ir žinios, kurios ateina ir kurias mums suteikia Dievas, tai mes galim keisti savo gyvenimus, galim išeiti iš tų santykių. Ir iš tiesų tai galima daryti jau dabar šitoj planetoje, šitoj žemės vibracijose. Žinoma, tai nėra lengva, tai kainuoja daug pastangų ir neatsitinka labai greitai, tačiau mes tikrai galim tą padaryti, nes iš tiesų, kai mes liekam santykiuose, kurie mūsų jau nebetenkina, tai kitas žmogus taip pat nėra laimingas tuose santykiuose. Ir kad ir ką jūs bedarytumėt, kad ir kaip jūs besistengtumėt kitą žmogų, nežinau, užburti, pralinksminti, sudominti, užvesti jį ant kažkokio kelio, tai yra misija neįmanoma, nes žmogus, žodžiu, jau kartojosi, tai tik pats gali pakeisti savo gyvenimą. Be kita ko, jeigu, kaip jūs nuspręsit, galbūt keisti savo gyvenimą ir jūs tuo pačiu pakeisit ir kito žmogaus, ar kitų žmonių ten, ar draugų, ar žodžiu, visada, kai keičiatės jūs, keičiasi ir kito žmogaus gyvenimas, nes galbūt tuomet jūs pastumėsit jį irgi kažką tai keisti, daryti, o galų gale nelaimingas, jeigu žmogus yra santykiuose, tai žodžiu, abipusė ir kitas žmogus bus nelaimingas. O jeigu kitas yra nelaimingas, o jūs stengiatės padaryti jį laimingu, tai žodžiu, čia pasaka be galo, kuri nesibaigia ilgai ir laimingai. Tai va, ir dar vienas toks aspektas, kad kai žmogus pasiruošia, jeigu jūs jau pasiruošit pokyčiams ir norėsit kažkas, kad pasikeistų, tai būkit tikri ir būkit pasiruošę priimti tas permainas iš tiesų drąsiai ir žinoti, kad kažko reiks atsisakyti, kad kažkas iš jūsų gyvenimo turės pasitraukti, nes tam, kad ateitų nauji dalykai, kažkas turi būti pašalinta iš tos vietos. Tai aš tik noriu dar padrąsinti ir pasakyti, kad iš tiesų mes esam tokios būtybės žemėje, tai yra siela žmogaus kūne, fizinėje materijoje, kurie atėjom čia žaisti įvairių žaidimų ir patirti įvairių patirčių. Ir kad ir kokios tos patirtis jau mums atsitiko, mes galim pakeisti jas. Ir žodžiu, kaip ten jau bebuvę geriau, blogiau buvo gyvenime, čia netgi vis tiek ateina laikas keistis ir žodžiu, noriu tik padrąsinti, kad dar sykelį jūs turit pakankamai jėgų, pakankamai energijos, tiesiog reikia tos energijos ieškoti savyje, viduje, ieškoti ryšio su savim, su kūrėju ir tuomet tikrai įveiksit visas kliūtis ir pasikeisdami patys pakeisit ir dar daugybė žmonių iš tiesų aplinkui, nes kai keičiasi žmogaus energija, ji daro įtaką ir aplink esantiems žmonėms ir tuo pačiu ir mūsų planeta iš tiesų gražėja ir jos energija valosi kartu su mumis.
Tai linkiu visiems, kad ir vat, štai toks didelis vėjas ir pučia čia ir nežinau. O man iš tiesų čia labai gera. Ir nors dabar, kai sutinku žmonės, visi sako, koks baisus oras. O man jis yra nuostabus oras. Jūs pasižiūrėkit, koks nuostabus oras. Na, ne visiems tikriausiai tas oras labai nuostabus, tačiau tikrai žmonės dažnai mato išorę taip, kokie jie yra viduje. Tai kad būtų gera visuomet, kad ir toks oras, kad ir vėjuotas, širdyje, kai yra meilė ir šviesa, ir džiaugsmas, ir laimė, tai toks oras irgi nėra blogas oras. Tiesiog juk nereikia čia sėdėti visą dieną ant tų akmenų. Mes tiesiog išėjom pasivaikščioti su savo šunytė. Aš nusprendžiau padaryti šitą įrašą ir mes eisim namo į savo šiltus namučius ir džiaugsimės, kad šitokią vėjuotą dieną mes turim tuos namus. Tai va, dar beje, pabaigai noriu tik trumpai pridurti, kad kai einate pokyčius, nepamirškit padėkoti, kad ir kokie tie santykiai buvo, kad ir kas jūsų gyvenimuose buvo atsitikę, visada verta dėkoti visom savo patirtim, visiems žmonėm, nes jie kažko jūs išmokė. Ir jei atsitinka taip, kad jums galbūt labai sunku, galbūt kažkas padarė jums kažką labai blogo ir negero, skausmingo, tai jūs galit nuo to atsispirti ir pasakyti, dabar aš darysiu kitaip, kursiu savo gyvenimą, kursiu savo laimę ir aš esu stipri, aš esu stiprus, aš galiu sukurti savo naują realybę. Ir dėkoju visiems, kas prisidėjot prie to, kad aš sužinočiau, kokia aš galiu būti, koks aš galiu būti stiprus. Tai va, iš tiesų, sakau tai iš savo patirties, nes transformacija nebuvo sunki, patyrimai nebuvo lengva, patyrimai nebuvo lengvi, bet dabar aš tik su laimė ir su džiaugsmu atsisukus atgal galiu pasakyti, kad esu dėkinga savo sielai, kad ji pasirinko tokias patirtis patirti ir eiti kurti toliau. Tiesą pasakius, labai įdomu, kas ir manęs laukia ateityje. Tai kol kas iki ir mes jau eisim namo, nes tikrai vėjelis didelis šiandien. Iki.